mažiau dešinė, kažkaip glušesnis esu dešinė ausim. Gavai savaitgalį per ausį, ne? Kūrybotyra. Sveiki, Kūrybotyros tinklalaidės klausytojai bei žiūrovai. Sveiki susirinkę. Ir šiandien laidą vedu aš, Augustinas Balaišis. Ir Milda Gaulienė be abejo. Na ir Mildai esu parengęs staigmeną, bet prieš tai noriu visus žiūrovus ir klausytojus pakviesti, užsiprenumeruoti, užsisubscribinti, užsitinkinti, patinkinti mūsų tinklalaidę, rašyti komentarus, siųsti užklausas, siūlyti idėjas, prašytis į laidą kaip svečiams. Ir kitaip belstis į šitas virtualias duris. Taip, Milda. Na, ar nutuoki, apie ką mes šiandien kalbėsim? Niekada, žinok, tikrai nenutokiu. Ir visada toks būna smalsumo jauduliukas. Jo, tai tokia tema turėtų būti įdomi plačiai auditorijai. Ne tik tais kažkokia tai nišinė ar siaura, bet ją taip dėliodamas galvojau, kaip pavadinti ir sugalvojau, kad pavadinsiu socialinių tinklų poveikis kūrybiškumui. O, nu gerai. Ką pagalvojai? Kad labai plati tema ir labai daug galima įvairiais kampais narstyti šitą temą. Na tai aš galbūt tokį icebreakerį esu paruošęs. Tai jau čia kokia nors iki mokyklinio arba pradinių klasių amžiaus vaikai sakys, nu dėdė, ką tu čia dabar kartu žinai, ką tu čia šneki. Bet pavyzdžiui yra labai geras terminas brain rot. Taip, čia metų žodis netgi buvo pernai išrinktas. Taip, brain rotas, tai čia gerai gal neaiškinsim, kas tai yra, nes po to dar sakys, kad ne taip paaiškinau, bet brain rot iš esmės apie patį turinį, jo kokybę ir kartais kodėl tu tai matai. Ir apie dar tokį galbūt klausimą paklausčiau, na, atsibundi šeštadienį ryte po ilgos darbų savaitės ir netikėtai pagauni save gulinčią lovoje, kokią 11 valandą ryto, praktiškai dienos, žiūrinčią į telefoną, skrolinančią ir žiūrinčią visiškai savo nereikalingą, nereikšmingą turinį. Taip. Yra tas toks pagaulus šitas momentas ir tikrai esam visi pasidavę šitai silpnybės akimirkai. Man tik tai gal toks visai smagus elementas iš to, kad aš stengiuosi labai savo turinį taip susidėliot, kad man tų mažiau brainrotinių dalykų mestų ir seku tokius, žodžiu, socialinių tinklų veikėjus, kurie tokį kokybiškesnį turinį tą kuria, tai man truputėlį šitas padeda, nu lyg tai čia gal ir pateisinu save, žinai, kad seku įdomesnę informaciją, bet be abejo, tai neslėpsim, kad ir visokie juokingi video ar ten mimsai, tai vis tiek pralinksmina truputėlį ir praskaidrina nuotaiką. Na, man tokia įdomių mokslinių faktų esu paieškojęs, tai įdomus dalykas, pavyzdžiui, su socialiniu tinklu TikTok yra tai, kad, na, nepaslaptis, kad Kinijoje yra atskiri serveriai, būtent šito socialinio tinklo, viso pasaulio kiti serveriai ir netgi yra toksai kaip ir terminas pasakytas toksai, na, turinio kaip ir elitizmas, išskirtinumas, tai kad būtent Kinijoje gyvenantys žmonės, naudojantis socialinį tinklą TikTok, na, to brainrotinio turinio kaip ir nemato. Jie mato kaip tik įvairiausius patarimus, kaip gudriau išspręsti uždavinį, kaip greičiau, kaip būti geresniu, kaip ten, pavyzdžiui, susilankstyti marškinius kokius nors, kaip susitvarkyti, na, kaip efektyviau vykdyti darbus ir taip toliau, kaip manai. Ar toksai informacinis elitizmas, tas išskirtinumas gali paveikti būtent Kinijos žmonės ir ypatingai jaunimą, lyginant, na, su likusiu pasauliu. Ir jie tikrai neranda to kito, ne? Turinio. Jisai yra apribotas, taip, ne? Ribojamas. Tai manau turi tikrai tas įtakos, nes jeigu tu visą laiką kaip čia
su kuo susidedi, kokią informaciją aplink save matai, kokią sugeri iš aplinkos, tai to truputėlį padeda ir tave formuoti. Tai be abejo, kai jie gauna tokią kokybiškesnę informaciją, tik truputėlį rizika nueiti į tokį snobizmą iš tokios informacijos. Ar nėra tokios truputį rizikos, kad ne va, tai čia gaunat sofistikuotesnį turinį, bet iš tikrųjų iš to sofistikuoto turinio, žinai, gaunasi, kad truputėlį gal ir patys tokie snobizmo liūnę gali prasmegti. Nu, čia toks kvestionuojamas. Nu, gerai, bet jeigu aš dabar pasimsiu kokį nors sąmokslo teorijų ir sakysiu, bet žiūrėk dabar, vat jų vaikai, ar ne, kinų vaikai augs su štai tokiu vat labai specifiniu, dedikuotų, ugdančių turiniu, o mūsiškiai žiūrės, na, įvairiausias tokias nesąmonės, kurios, na, iš esmės nieko neduoda. Na, mūsų vaikai netobulėja, auga karta, kurie kaip tik tiesiog yra tokie vartotojai, pakankamai egoistai, viskas malonumui, viskas savo ir taip toliau. Nu, vat kaip tau šitą sąmokslo teoriją. Nu, aš tada paprovokuot, norėčiau čia tada gerai. Taip. O jeigu tavo vaikas norėtų tapti tuo crazy influenceriu, kurdamas, nu, tą tokį nesąmoningą turinį, žinai, bet tuo pačiu jisai sulaukia didelio susidomėjimo. Tai jeigu jisai tos informacijos nemato, kaip jam tada, nu, tuo keliu, tarkim, nueit. Tai čia, man atrodo, vėl truputėlį Nuo tokios tikslo yra, priklauso. taip, nuo tikslo. Kokį tu tikslą pasirinksi, tas ir bus. Na, kitas dalykas, kalbant apie mūsų temą, ar ne būtent tą socialinių tinklų poveikį kūrybiškumui, na, atsiradus pirmiesiam socialiniam tinklam, ten irgi nebandysiu čia pasakyti, nes kuris tas pats pirmasis buvo socialinis tinklas, nes jų buvo tikrai ne vienas. Ir ten vieni vienaip interpretuoja, sako, štai šitas yra, kiti kitas, bet labai retai žmonės irgi galvoja, kokį turinį įkelia į socialinį tinklą. Tai galbūt kelia labai asmenišką, labai, na, tokį per daug atskleidžiantį apie savo gyvenimą arba gyvenamąją vietą arba pomėgius, ar ne, informaciją. Na, kiti kartais irgi galvoja, kad, na, gali rašyti bet ką. Pamiršti, kad įstatymiškai, na, tai yra viešoji erdvė, tai, ką tu pasakysi socialiniuose tinkluose, tai gali būti priimta, na, kaip tokia viešas pasisakymas ir jeigu tikrai aštriai arba netinkamai pasisakysi, gali, na, būti nubaustas. Čia yra tikrai iš pavyzdžių, kur ne vienas ir paslydęs buvo, kur paskui reikia trint komentarus, trint įrašus tuos, nes netaip informacija buvo suprasta arba tiksliau netinkamų į vietą ir netinkamų laikų pavartota. Ir dar nepamirškime, kad kartais žmonės irgi dalinasi tos dalykus apie tai, ką jie veikia. Na, vėlgi nuo to paties socialinio tinklo priklauso, ar ne, tai kai kurie tinklai eina per tą vizualiką, ar ne, vizualinį turinį, kiti daugiau apie tekstą, apie informaciją, ar ne, ir kartais irgi galima panaudoti tą informaciją ir bandyti nuspėti, kas tu esi, koks tu esi vartotojas. Ir tai Taip. gali būti panaudota prieš tave. Taip, taip. Tai jeigu apie socialinius dar tinklus galvojant ir mes, jeigu žiūrėtumėm, pavyzdžiui, į, na, tokius, bandytumėm ieškoti naujų idėjų ir vėlgi, kiekvieno socialinių tinklų nustatymuose mes galime pasirinkti, ar tai būtų tas turinys dedikuotas, reiškia pagal mus, ar tai būtų atsitiktinis. Kaip, pavyzdžiui, tu esi nusistačiusi savo socialinius tinklus, kad tau rodytų. Tu jau minėjai, kad tu esi pasirinkusi tam tikrą informaciją, kad tu seki, bet, pavyzdžiui, kokią tu reklamą matai? Susijusią ar nesusijusią? Įvairiai. Aš dėl profesinių tikslų tai seku įvairią reklamą, todėl kad kadangi pati komunikacijos srity, tai noriu matyti apskritai, kas vyksta, tai seku įvairiai, nesu užsiblokavus reklaminių iš tų visų pranešimų. Na, aš irgi, kai rinkausi nustatymus po paskutinio Cambridge Analyticos skandalo, tai irgi pasirinkau, kad man rodytų dedikuotą reklamą, bet esu girdėjęs, kad žmonės renkasi ir nededikuotą reklamą. Lygiai taip pat dėl to paties turinio, kartais aš netgi klausiu, kodėl tas, na, o didysis, ar ne, algoritmas, kodėl būtent rodo man tokius pasiūlymus, kodėl būtent rodo tai. Ir kartais bandau pažvelgti į save iš šono, ar jis tikrai galvoja, kad vat, mane domina tokie dalykai arba štai kitokie. Kas keiščiausio yra iškritę prieš akis? Kažkokie tai sidabriniai rankų papuošalai, apyrankės, bet tokios net ne grandinėlės, o tokios iš viso kažkokie tokie sidabriniai, vos nežinau, tokie siūlai, kažkokia juvelyrika. Ne va tai man. Kažkas neužkabina, keista. Neužkabina. Galvoju, tikrai čia, nu, vat, jisai taip mane įsivaizduoja iš viso to, ką aš keliu, apie ką aš pasakoju.
Ir kartais irgi pagalvoju, kad per socialinius tinklus, kada tu žiūri, kartais tu matai, kad žmonės labai dažnai įkelia tą turinį ganėtinai tokį keistą, nes irgi atsiradus tarkime, postų tipų yra labai skirtingų, ar ne? Yra ir, kaip ir minėjau, ir tekstinis, ir vizualus, ir video, gali būti ir kokia nors karuselė, gali būti kokia nors cinematografas, kanvasas, ar ne, ten įvairiausi gifai ir taip toliau. Ir, story, reelsai, ir žmonės renkasi, ką nori parodyti, kaip nori pateikti. Ir iš mokslinės pusės, kiek esu radęs informacijos, tai dažniausiai žmonės besijausdami ir blogai, turėdami kažkokią tai neigiamą emociją, nuotaiką arba kažkokį net ir įvykį, kuris juos paveikia tą dieną, jie vis tiek, jeigu nusprendžia kažką tai skelti į socialinius tinklus, paradoksas tas, kad jie kelia vis tiek teigiamą informaciją. Čia tada susidurėm su tuo tobulu truputį burbulų sukurt. Bet kita vertus, tas žmogus gal čia bando savo pasikelt nuotaiką ir dvasią, žinai, keldamas tą teigiamą turinį vietoj to, kad kokiais ten purvais mėtytus. Kūrybotyra. Prenumeruok, spausk patinka ir dalinkis su draugais. Bet jeigu pagalvotumėm apie, jaunus žmonės, ar ne, kuriem, pavyzdžiui, nėra net 10 metų, nors kas keisčiausia, kad socialiniai tinklai dažnai turi apribojimus ir turi apribojimus labai griežtus, nuo kelių metų galima turėti sukurti socialinių tinklų paskyras, bet labai dažnai tėvai išmaniuosius telefonus savo vaikams nuperka labai anksti. Mano bent jau akimis matytas realus atvejis tai buvo, kada į kepyklėlę įvažiavo mama su vežimėliu ir vežimėlė sėdėjo metuko neturintis vaikas, dar nemokantis vaikščioti, jau su išmaniuoju telefonu. Tai labai dažnai irgi ten kokį nors žaidimą žaidžia, užkiša, taip. Po to dar rodo įvairiausius reklamas, lygiai taip pat žaidžia žaidimus, nori gauti ten tokenų taškų, prisijungti prie to socialinio tinklo, sukūrimos paskyros, padirbama gimimo data. Ir visą tai lemia prie ko, kad vaikas pradeda naudoti tą, pavadinkime, suaugusiųjų turinį. Ir kas tada nutinka, kada vaikas mato tikrai tas ir gražias atostogas, brangius pirkinius, turiningus, kabutėse, ar ne, turiningus laisvalaikius, savaitgalius, atostogas tolimas ir taip toliau. Ir ilgainiui, tam tikrą prasme, kiekvienas iš mūsų tampame to vieno ar kito socialinio tinklo vartotojai. Ir kaip tau atrodo, šitas turinys, mes aišku galime dabar tu iš savo pusės pašnekėti, aš iš savo, Jonas, ko gero, kuris sėdė prie pulto, pašnekėtų iš savo pusės, bet iš tikrųjų, ką tu galėtum atsakyti, kaip, pavyzdžiui, tai gali paveikti, ar domėjasi, kaip gali paveikti jaunąją kartą, jauną protą, jauną žmogų. Taip. Tai kiek teko domėtis ir šiaip matyti iš aplinkos, kas vyksta, tai labai suformuoja tą tokį, kad lengva gauti ir turėti visą tai, ką turi kiti. Ir tai yra kaip tokia normali konstanta ir neva tai, jeigu aš neturiu šito, aš esu kažkoks tai nepilnavertis. Tai tokį sukuria ir aš tai šiaip esu ganėtinai prieš, kai nuo visiškai mažumės ten turi ir socialinės paskyras, nes, ar tikrai reikia jų? Ir jeigu norisi bendrauti su draugais, tai galima ten kitais būdais tai padaryti. Nebūtina keliant ir viešinant, žinai, tą turinį. Bet sukuria ir man atrodo, čia negražiai pasakyti prie to tokio išponėjimo, išlepimo prisideda visas šitas socialinių tinklų naudojimas ir matymas to, kas vyksta, ir tada pradeda terrorizuoti tėvus ir tėvam tada norisi patenkinti savo vaikų, neva tai poreikius, nors čia ne poreikiai, jau įgeidžiai tampa, žinai, ir tada prieina prie tokių, sako, tada labai jau čia prabangu tos vaikus auginti. Vienas iš tokių baisesnių, bent jau, gal kažkam kitam sakys, čia nieko baisus, čia normalu, bet mane tikrai šokiravusių pavyzdžių, aš irgi jau čia kaupiausi kurį tą laiką pasakyti, bet vis neišsidaviau tokio pavyzdžio. Tai anksčiau sakydavo, kad ten kokiais laukiniais 90-aisiais merginos atėjusios į diskotekas, į šokius, sumesdavo rankinukus į vidurį ir šokdavo aplink juos, dėl ko? Dėl to, kad jų nepavogtų. Kad priežiūra, kad saugiai būtų. Menam tos laikus.
Bet aš visai neseniai, prieš kelias savaitės tapau liudininku vienoje miesto šventėje dalyvavau, kur buvo pasamdyti atlikėjai, muzikantai iš Lietuvos atvažiavę ir jie ten dalyvavo ir sveikino miestiečius. Ir buvo daug žmonių prie tos scenos suvažiavę ir iš kitų miestų. Ir vietoj tų rankinukų numestų aš nemačiau, bet mačiau suaugusius, kurie buvo apstoję mažametį vaiką, kuris sėdėjo ant numestos kuprinės ir žaidė Minecraft žaidimą koncerto metu. Okay, čia toks įdomesnis. Ir tas vaikas sėdėjo, kokias geras 3 valandas ir tą Minecraftą tenai minkė. Ir, šiaip ir praeivių, ir žmonių tie žvilgsniai buvo tikrai labai keisti. Toksai, kas čia? Tarsi, tu vaiką užsikelk ant pečių, parodyk tą koncertą. Jeigu pavargo, tai gal kažkas gali išvažiuoti ir pasitraukti, negu tenai toje minioje, kad, kaip sakant, kad kas nors jau nesutryptų, neužliptų. Ir tas įjungimas ir tokia priklausomybė nuo tų ekranų. Ir aš tada galvoju, ar tikrai toksai nuolatinis vartojimas be perstojo. Ir pasijungimas nuolatinis prie kažko. Taip, aš privalau būti, kad tokia fear of missing out ar netokia baimė prarasti kažką, nes kažkas neįvyks, aš ten kokių nors, nežinau, daily rewards ar kažkokio to, neatsimsiu kasdieną, nesužaisiu, ten kažkokį tą vadinamą stryką nutrauksiu, ar kažkokią tai tą visą seką, diena iš dienos, kažkokiu tai irgi tos valiutos apdovanojimą nepasimsiu, nesužaisiu, kas tada nutiks ir tokia baimė, Maslow piramidę prisimenant, tai aišku, interneto ryšio stiprumas irgi atsiranda, baterijos įkrovimas ir taip toliau. Nepaslaptis, kad irgi ir marketingo pasaulyje yra dabar įrankių, dėja tokių pasaulinių kompanijų yra pareikšti tikrai ganėtinai stiprus įtarimai, kad tarkim kai kurios kompanijos, netgi kada mes užsisakom vieną arba kitą paslaugą, gali vertinti paros laiką, gali vertinti mūsų išmaniojo telefono baterijos įkrovimo lygį ir pagal tai gali pasiūlyti kainą. Tai čia taip sąžininga ar ne? Iš vienos pusės tai labai kūrybiškai, bet iš kitos nelabai gerai, ar ne? Ir tie socialiniai tinklai, kaip bebūtų, jie mus seka, tai čia tokia labai plati tema, bet to pačiu ir labai įdomi, nes mes galim kalbėti ir apie įtaką jauno žmogaus vystymuisi, ar ne, ir kritiniam mąstymui, kūrybiniam mąstymui galime vertinti ir iš pardavimų pusės, iš poveikio pusės, kaip mes galime tos socialinius tinklus išnaudoti, lygiai taip pat kaip ir Spotify. Tai nėra platforma, kuri yra skirta muzikai klausytis. Tai yra platforma, kuri surinkinėja informaciją ir parduoda trečiosiom šalims. Ir jų viena svarbiausių tikslinių auditorijų tai yra kas? Yra jaunas žmogus, tikėtina, kad paauglys, kuris klausosi muzikos ir pagal tą muziką, nes muzika yra unikalus dalykas, pagal muzikos skonį, žanrą, stilių, pagal dainas, pagal teksto žodžius galima labai stipriai pasakyti, kaip tu šiuo metu jautiesi. Ir pagal tai galima pasiūlyti labai daug sprendimų tam. Kaip tą išnaudoti. Ir kokią tau reklamą parodyti, ką tau pasiūlyti, kad tu norėtum galbūt įsigyti arba nusipirkti. Čia tokie triukai, tie visi komunikacijos, tai be abejo visur veikia ir jie visur naudojami ir aplink mus. Bet dar man toks įdomus galvoju klausimas, kaip reaguoji į paskyras, kurios yra sukurtos gyvūnams. Kaip būna, sukuria savo šuniuko Facebooko paskyrą arba ten katės Instagramo puslapį, kaip reaguoji tokius, čia manai kūrybiška, ar čia jau tokia truputį riba? Aš artimų draugų rate turiu tokių egzempliorių ne vieną, kur yra sukurta paskyra gyvūnui, ar ten šuniui ar katei. Ir, iš vienos pusės tai gali atrodyti, kad, koks tikslas, gal čia kažkoks narcisistinis tikslas, kad, sukurti tam šuniui paskyrą. Bet, visą laiką galima pabambėti ir pabandyti tą žmogų kaip nors nuteisti ir pasakyti, tai čia trūksta dėmesio ir panašiai, bet iš kitos pusės pagalvoju, jeigu, tu neturi, nežinau, ten šeimos, neturi vaikų
ir tikrai myli tą gyvūną. Ir žinom, kad būna ir gyvūnų kapinės. Tai gal tu tikrai nori turėti kažkokią tokį prisiminimą, gražų prisiminimą apie savo augintinį ir gali kelti tą dienoraštį. Žmonės gali sekti tą paskyrą ir tu gali gauti kažkokių tais rėmimų iš sponsorių, kad pavyzdžiui, tarkime, galbūt kokio nors kraiko arba ėdalo tau atsiūs už tai, kad parodė, nes jeigu tu tikrai profesionaliai viską darysi ir įdomų turinį kursi, tai kodėlgi ne? Taip, čia labai priklauso. Aš net esu mačius pavyzdžių, kur ir valstybinė institucija, neprisiminsiu, kuri tiksliai turi savo kaip talismaną, tokį katiną, jie ten ir turi iš tikrųjų per tą katiną, jie visai ten nemažai sekėjų sukuria ir tokio turinio transliuoja, kuris lyg tai katino lūpomis, bet to pačiu tą instanciją pristato ir kaip darbovietę, ir kaip instituciją pristato. Tai visai tokie smagūs sprendimai, kūrybiški ganėtinai. Arba prieglaudos gyvūnų naudoja tos gyvūnus kaip irgi pritraukti ir skleisti tą žinutę. Tai yra keiščiausių tikrai paskyrų, kurios būtų sukurtos ir kartais pagalvoju, kam tikrai to reikia, nes būna tokių ir pagiežingų paskyrų, kurios nori iš kažko tais pasityčioti, būna tokių ir, politikus pašiepinčių, tokios satyros paskyrų, labai, humoras irgi be galo svarbus, net ir socialiniai tinklai, tas pats ir, pavyzdžiui, Telegram, net ir prasidėjus karui Ukrainoje, atsirado Ukrainos žurnalistų, kurie pasakė, kad mes kelsime aktualią svarbią informaciją į socialinius tinklus, į tuos kanalus, kuriais tik tais galėsime, bet be svarbios informacijos, be įvykių nušvietimo, atpasakojimo, be kažkokios tai, grėsmingos, baisios statistikos, be viso to mes dar kelsime ir, juokingą humoristinį turinį tam, kad žmonės galėtų kažkiek ir atsikvėpti, nes atsiranda tas vadinamas ir karo nuovargis. Tai tas irgi yra be galo svarbu. Taip. Aš visiškai sutinku su tuo. O tai kaip manai, jeigu prie tos kūrybiškumo temos, ar daugiau žlugdo, čia lyg tai daugiau palėtėm tą negatyvę, pusę, kad dėmesio labai suryja daug tie socialiniai tinklai, kad jaunimui daug suvalgo, bet įžvelgtum tų teigiamų dalykų, kurie į kūrybiškumo link? Aš irgi galvoju, kaip atsakyčiau tokį klausimą ir aš bandžiau ir vienaip ir kitaip ir galvodamas visą laiką sugrįždavau prie tos minties, kad vis tiek, kaip besakyčiau, tai yra ganėtinai gautos jau gero subjektyvi mano nuomonė. Todėl irgi pasižiūrėjau iš mokslinės perspektyvos ir nemažai šaltinių empiriniais duomenimis parodo, kad skoningas iš esmės, saikingas ir netgi, pavyzdžiui, darbo metu, irgi čia daugelis darbdavių irgi jaudinasi, būtent dėl to, kiek, ne tik tais yra, kiek yra praleidžiama rūkant cigaretę, veipinant, ar ne, kitaip tariant, traukiant dūmą, ar net ir skrolinant socialiniuose tinkluose. Tai bent jau ką būtent moksliniai empiriniai duomenys rodo, kad dažniausiai kontroliuojamas tinklų naudojimas didina kūrybingumą iš esmės. O kas jau per daug, tai yra tikrai nesveika. Tai kiek mes galime to leisti. Ir vienas baisesnių dalykų, čia kiekvienam klausytojui irgi rekomenduočiau pasižiūrėti, kas naudojate ar Androido, ar iPhone, Apple produkcijos telefonus, galite pasižiūrėti per nustatymus, kiek dienoje kartų jūs atrakinote savo telefoną. Ir kiek laiko ten praleidot. Ir kiek laiko, kokioje programėlėje praleidote. Tai aš čia nenoriu girtis, bet pasižiūrėjau, tikrai gąsdina, nes dienos metu aš telefoną atrakinu apie 73 kartus. Ir ką ten tiek veikt? Vis pertraukinėje. Vis kažkoks toksai yra, kaip sakant, ir tave atitraukia nuo viso to, bet tikrai dar grįžtant prie tavo klausimo, jeigu dabar jau pasakiau iš tos mokslinės perspektyvos, tai jeigu subjektyviai žiūrint, tai tikrai socialiniams tinklams esu labai labai dėkingas, nes socialinių tinklų pagalba aš atradau daug naujų kampų, perspektyvų, įžvalgų, minčių. Kartais būna taip, kad mes netgi apie tai tik pradedam svarstyti ir mums parodo tai, apie ką mes galvojam. Ir galvoju, wow, geras, kaip taip, ar ne? Tai kaip tas algoritmas, kaip jisai jau vis tikslėja ir taip geriau vis mus nuspėja.
Ir tada klausimas yra, ar tikrai tai yra blogai? Taip, aš tai laikiausi tos nuomonės, kad tie socialiniai tinklai transliuoja mum informaciją ir aišku, kaip ir sakiau, priklausomai nuo to pasirenkam, kokią mes informaciją sekam, žiūrim, bet einant prie to teiginio, kad kūrybiškumas yra tų skirtingų taškų sujunginėjimas, tai mes iš tų socialinių tinklų gaunam tuos taškelius, jie plaukia į mus, tie taškeliai, ir mes tada jau perleidę per savo filtrą, savo patyrimą, savo informaciją, imam ir tuos taškelius kažkaip pradedam sujunginėti. Ir tarkim, jie gali tapti ir naujom idėjom, ir naujų įkvėpimo šaltinių, ir gal kažkokiu ir pasipiktinimu, ir iškelia tokią emociją, kokią nors, iš kurios gimsta gal problemos, naujas sprendimas ar požiūrio kampas. Tai aš tai žiūriu tokiu būdu. Be abejo, jeigu ten nuolat mirkstam ir nematom, kas gyvenime aplinkui vyksta, tai tada jau tampa problema, bet šiaip tikrai yra daug pliusų ir daug gerų dalykų ir mes čia turbūt neturėtume ir tų ryšių, ir tos informacijos, ir taip lengvai nevyktų visi dalykai be socialinių tinklų. Na taip, nes netgi dar tokią mintį užsirašiau, būtent ieškodamas informacijos daugiau apie tą poveikį socialinių tinklų, ir socialinėme tinkle Reddit užsirašiau tokią mintį, tai lietuviškai skamba taip, kad socialiniai tinklai tai pasaulinis kūrybinis ekosistemų žemėlapis. Tai va, ir iš esmės taip, jeigu mes tai naudojame ganėtinai paviršutiniškai, jeigu mes naudojame tik tais tokiam greitam vartojimui ir galvodami, kad scrollindami, sėdėdami socialiniuose tinkluose ir vartodami tą turinį, kuris yra mums pateikiamas, kad mes ilsimės, tai aišku klystame, nes tai irgi ganėtinai vargina ir neduoda smegenim pailsėti ir atsitraukti. Bet jeigu tai išnaudojame kaip, pavadinkime, kaip antrą Google, ar ne, čia antras Google'as nesiskaito, būtų trečias, nes dabargi LLM'us ar net didžiosios kalbos modelius naudoja kaip googlinimo sistemas. Tai jau kaip trečią Google, jeigu tai įvedi teisingą raktažodį ir taip toliau. Beje, dirbtinis intelektas irgi pirmoje vietoje remiasi socialinių tinklų Reddit, antroje vietoje Wikipedia. Wikipedia remiasi. Taip. Tai va, tai kažkaip tada atrodo ganėtinai keistai, kai tai, ką tu matai. Bet čia tas palyginimas su žemėlapiu geras, nes žmonėm ne visiems ir tie žemėlapiai padeda susiorientuoti, tiem, kam padeda, tai tikrai labai naudingas įrankis, o kam nepadeda, tai ką jau padarys. Teks klaidžiat kažkur klystkeliai. Na tai galbūt judėkime prie kūrybinių metodikų, ir šiandien aš galvojau apie tą kūrybinę metodiką, galbūt, kad jinai, kaip rinkausi, kad būtų susijusi su, sakykime, mūsų šios dienos tema. Tai taip garsiai irgi pavadinau ją, čia tokia sugalvota visiškai metodika, tai yra santykių perkrovimas su socialiniais tinklais, ar ne? Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų galėtumėm atsakyti į kelis klausimus, ar ne? Tai iš esmės reikėtų aiškiai apsibriežti, kodėl mes naudojame socialiniais tinklais. Jeigu jaučiame ir pasižiūrėję tą statistiką, baisėje, atrandame, kad mes tikrai pereikvojame savo laiką, išnaudojame tai nekokybiškai, ir kiekvieną kartą reikėtų vėlgi peržvelgti savo tą tikslą. Kodėl aš naudojuosi? Vat ko man reikia? Tai kiekvieną kartą prieš paimant telefoną pagalvokit, ką aš noriu padaryti. Noriu lįsti į banką, pažiūrėti, koks yra pinigų likutis. Noriu pasižiūrėti, kokie bus orai. Ir pažiūrėkit, kaip lengvai mes nuslystame. Ar ne? Tai vat, noriu susisiekti su draugais. Ar ne? Noriu pasižiūrėti. Noriu išmokti naujų dalykų. Noriu išreikšti save. Pasakyti apie save. Ir vat tų tikslų vedimas, ar ne, toksai netgi galėtų atsirasti, dienoraščio čia nelinkiu niekam rašyti, bet iš esmės pagalvokite, kaip mes galėtumėme kokybiškiau naudotis tais socialiniais tinklais. Ir lygiai taip pat, vieną dar tokią idėją irgi skaičiau, kaip, psichologija aiškina, ką galima būtų padaryti, tai naudojantys socialiniais tinklais, tiesiog turint lapelį, užsirašyti laiką, kada tu startuoji, pavyzdžiui, ten 10:38 minutės, išsikelti savo tikslą ir pažiūrėti, per kiek laiko tą tikslą įgyvendinu. Tai jeigu aš noriu pasitikrinti, taip, kokie dabar bus orai, taip, ir po to pamatau, kad man tai užtruko pasitikrinti, pavyzdžiui, ten 12 minučių, vadinasi, kažkas yra tikrai ne taip. Čia orai buvo. Taip. Tai va, tai toksai tiesiog, higieniška, higienos tokia metodika, grinai atkreipkite dėmesį ir galbūt tą sutaupytą viena kita valanda, o gal net ir para, savaitėje, mėnesyje, metuose gali virsti kažkuo kūrybiškesniu. Taip.
Čia gera tokia revizija. Man beklausant tada šitos temos ir išgirdus šitą temą irgi kilo mintis tokia, tai nežinau, čia gali virsti metodika, tai dabar tiesiog papasakosiu. Kiek mes turime socialiniuose tinkluose, bendraujam su draugais ir tokia siūlau pasidaryti reviziją, ką draugai siunčia jums, kokią informaciją, kuo dalinasi ten ar reelsais, ar istorijom, ar kokiais nors įrašais. Tai pasidarykit reviziją, kokio tipo įrašus gaunat iš savo draugų ir pažiūrėkit, ar tai pasako, kas jūs esat. Toks įdomus patyriminis, antropologinis truputį patyrinėjimas ir pasižiūrėkit, ar esat tokie iš tikrųjų realybėj, ar jums siuntinėja tokią informaciją, kuri neatitinka jūsų ir tada galima čia jau filosofinių klausimų prieiti. Tai tiesiog tokia metodika revizijai pasižiūrėti, ką draugai siunčia ir ar tai tikrai atspindi jūs. Ir dar papildyčiau tave, ir dar pasižiūrėkite, kaip jūsų socialinių tinklų paskyros atrodo, kokiam nors inkognito lange, ar ne, kaip atrodo kitiems. Galbūt tai, nes apie tai nepamirškime, kad ir darbdavys neretai, arba žmogiškų išteklių skyriaus specialistai įlenda ir pasižiūri, kaip mes atrodome socialiniuose tinkluose ir ką mes įkelinėjame, netgi įvedus mūsų vardą, pavardę, mūsų kontaktus, kaip mes atrodome viešojoje erdvėje. Verta karts nuo karto šitą pasidaryti. Tai kokią norėtum dar, Milda, paskutinę baigiamąją mintį pasakyti šiai temai? Tai man atrodo paskutinis toks akcentėlis, kad kaip ir visur to tokio auksinio balanso visur reikia ir tą balansą be abejo patys nusibrėžtas ribas galim, bet tikrai nežiūrim tai kaip į blogį ir kūrybiškumo žlugdymą į socialinius tinklus, aš tai kaip tik matau kaip teigiamai ir matau, ką ten pasimti ir informacijos daug iš ten gaunu teigiamos, kurią kažkur panaudoju kaip inspiracijas įvairias. Tai to linkiu ir kitiem. O aš noriu pabaigai perfrazuoti tavo tą, jau ne vieną kartą tavo pačios naudojama tą frazę, kad kūrybiškumas kaip tas linijų sujunginėjimas tarp taškų. Tai aš sakyčiau, jeigu atsižvelgiant į mūsų socialinių tinklų poveikio kūrybiškumai temai, tai sakyčiau, kad kiekvienas įrašas yra kaip sala, o žmogus laivas tarptų salų. Ar ne? Ir kartais tikrai, kaip plaukėdami tarptų salų arba sujunginėdami tuos taškus linijomis, galime surasti tikrai unikalių ir be galo naudingų dalykų, kuriuos galime panaudoti savo kasdienybėje, savo kūrybiniuose procesuose. Taip, tai audra nepapul tikrai. Tai puikiai ačiū visiems, kurie klausėt, kurie įsidėjot į galvą kokią nors mintį ar idėją iš šios mūsų tinklalaidės. Ačiū Augustinai už šitą temą pasiūlytą ir ačiū Jonui Matusai, kuris mus visą laiką prižiūri iš už stiklo. Ačiū visiems ir iki kitų susiklausimų. Iki. Kūrybotyra.